Apie demenciją įvairiais rakursais. Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės apie demenciją įvairiais rakursais. Ją rengiu aš, Laura Budreckytė, drauge su asociacijos Demencija Lietuvoje vadove Ieva Petkute. Šiandien kalbėsime apie mitybą. Koks yra ryšys tarp mitybos įpročių ir galvos smegenų sveikatos? Koks maistas stiprina galvos smegenis ir joms kenkia? Kaip padėti demenciją turintiems žmonėms, kai pasikeičia maisto pomėgiai, suvartojama per mažai skysčių, atsisakoma valgyti arba yra persivalgoma. Na ir kaip nepamiršti savęs tiems, kurie globoja. Šiandien studijoje su manimi dietistė Sulieknėk LT tinklalapio įkūrėja, knygų apie sveiką mitybą autorė Vaida Kurpienė. Labadiena, Vaida. Sveiki. Ačiū, kad sutikote pasikalbėti tinklalaidėje apie demenciją įvairiais rakursais. Na ir kas paskatino priimti šį kvietimą dalyvauti laidoje? Na, ilgaamžiškumas ir senėjimas pastaruoju metu tampa madingos temos, nes iki šiol kalbėdavom tik apie kūno, raumenų, organų, kitų sveikatą, bet mažiau apie smegenų ir ta situacija vis aktualesnė darosi. Nes norisi ne tik ilgai gyventi, bet gyventi tikrąją žodžio prasme, kiek tai įmanoma. O kitas dalykas, tai dar ir mano artimoje aplinkoje yra buvę demencijos atveju ir ta situacija, matant šalia, yra tikrai baisi. Ir kieno artimieji serga, tai sakyčiau, kad ta situacija liūdna yra ne tik tai tam, kuris serga ir kuris mato, kas jo laukia, žino, bet ir tam, kuris yra šalia. Tai kai kalbėsim apie mitybą, tai aš manau, tos pačius patarimus galima pritaikyti ir turintiem demenciją, ir tiem, kur yra šalia, nes bendri principai, jie vis tiek yra labai stipriai susiję apskritai su mūsų savijauta, kaip ir kūną. Taip ir, nors galva ir smegenys irgi kūnas, bet mes labai dažnai atskiriam tos dalykus. Kokie dalykai jums asocijuojasi su demencijos tema? O su demencijos tema kokia asocijuojasi? Man tiesą sakant, baisu. Baisu, todėl kad žmogus pamažu save praranda visom prasmėm. Ir kaip minėjau, kadangi tai yra kol kas negydoma situacija, kur galima šiek tiek dedant pastangų prilėtinti, bet kad ir kaip bebūtų, galima padaryti, kad žmogus jaustųsi geriau. Tai apie tai ir pakalbėsiu. Taip, tai būtinai. Na tai ir pradėkim nuo to, koks yra ryšys tarp mūsų mitybos įpročių ir galvos smegenų sveikatos. Ryšys tarp mūsų įpročių, gyvenimo būdo ir galvos smegenų sveikatos yra didžiulis, tiesą sakant. Ir tie, kurie klausosi pakankamai anksti, tai yra, kuriem yra 30, 40, 50 metų, net ir 60 metų ar šiek tiek daugiau, bet liga dar ar situacija nėra palietusi to, tai galima padaryti daugybę dalykų. Ir čia gera yra naujiena, kad rūpinantis savo smegenų sveikata, mes to pačiu pasirūpinsim ir kūno sveikata, ir emocinė sveikata, todėl kad tai yra susiję. Pradėkim nuo to, kas nėra maistas, bet kas daro didžiulę įtaką netgi saldumynų miltinių potraukiui, maisto, kurio mes žinom, kad reikėtų valgyti mažiau potraukiui, tai yra miegas. Ką mes galim pastebėti, kad jeigu mes miegam mažiau, trumpiau, tai kitą dieną labiau norim saldaus, picos, kebabą, bulvinių blynų, riebių produktų, riebių, sūrių, saldžių produktų. Ir kitas dalykas, išsiskiria net 2 streso hormonai, o streso hormonai apskritai pakeičia medžiagų apykaitą, nes jos tada tikslas yra išgyventi, o ne būti sveikam.
Na ir tai yra orientuota. Ir daug kas galvoja, kad darbo dienom pamiegosiu, o savaitgalį atmiegosiu. Tai yra visiškai neįmanomas dalykas, mes galim atgal atmiegoti 1 parą. Tai reiškia, jeigu mes keliame su žadintuvu, tai reiškia, mums reikia išorinio dirgiklio, kad mus pažadintų, tai jau mums miego trūksta, labai aiškus kriterijus ir mes senstam greičiau visom prasmėm. Dar ir ta, kad mažiau gaminasi somatotropino, tai yra hormonas, kuris atsakingas už ląstelių savalaikį pakeitimą. Na ir jeigu mes kiekvieną naktį, nelietuviškas žodis, nedamiegam, tai tokiu atveju mums to hormono pasigamina mažiau ir mes patys save sendinam visom prasmėm labai greitai. Antras dalykas, mityba, tai kai yra rašoma apie demenciją, ypač jos prevenciją, arba kiek tai įmanoma maistų prilėtinimą, jos vystymasi, tai labai stipriai akcentuojami keli dalykai. Tai yra insulino rezistencija, diabetas. Dabar kaip žinoti, be tyrimų, tai galima pasidaryti kelis tyrimus ir išsiskaičiuoti koeficientus. Tai tą daro endokrinologai, dietologai, dietistai, kai kurie moka tame tarpe aš. Bet tą galima susiskaičiuoti, bet yra labai toks aiškus požymis, kurio jums net nereikia niekur tirtis, jeigu jūs kasdien stipriai norit saldumynų miltinių. Ir ne tai, kad gal suvalgysiu, gal ne, bet noriu staigiai, tai tame tarpe duonos didesnių kiekių, tai tikrai turit insulino rezistenciją. Didesnė, mažesnė, bet jinai yra. Ir ką jinai daro, palaiko uždegiminį foną organizme, o dabar ką tas uždegimas reiškia, toks labai žodis neaiškus. Tai jisai reiškia, kad kiekviena mūsų ląstelė, jos membrana sukietėja, jinai blogiau leidžia medžiagas į vidų, sunkiau išleidžia tai atliekas į išorę, jos lėčiau išeina iš organizmo, reiškia mūsų organizmo medžiago apykaita sulėtėja ir pablogėja. O iš ląstelių sudaryti visi mūsų audiniai. Be to, uždegimas ką daro, blogina kraujotaką mikrokapiliaruose, tose, kurie plonesni už mūsų plauką ir kurie aprūpina mūsų smegenis. Tai reiškia, smegenyse kraujo apykaita pablogėja. Jeigu jinai pablogėja, reiškia visų medžiagų ten nunešama mažiau ir natūralu smegenys vargsta. Tada mes norim saldumynų miltinių vėl ir toksai užburtas ratas pasidaro. Tai taip, jeigu 2 dalykai, ryšys tarp mūsų mitybos įpročių ir galvos smegenų sveikatos, tai Miegas, visavertė mityba, nors aš kai tą terminą sakau, tai suprantu, kad niekas neaišku, bet galėsim mes praplėsti. Taip, ką vis tik tai ir tada dar skysčiai, taip. Nes kaip dabar žinoti, aš pakankamai skysčių geriu ar ne. Tai tas pakankamas skysčių kiekis yra, jeigu visos dienos šlapimas yra šviesus, nebespalvis, bet šviesus, ne geltonas, išskyrus rytinį ir išskyrus atvejus, jeigu vartojat B grupės vitaminus. Ir šitas taikoma yra absoliučiai visiems, ar turintiem demenciją, ar neturintiem, mažesniem, vyresniem, nes vyresni žmonės dar turi iššūkių su troškulio pajutimu, nes nuo daug dalykų, ypač stipriai vyresni arba turintis demenciją, tai jie gali nejausti to, tai va tas yra būtina pasirūpinti, nes vėlgi visos medžiagos mūsų organizme yra pernešamos skysčiais. Ir jeigu mums trūksta vandens, tai visas, logiška, taip, labai mityboje, kas yra gerai, kad jeigu mes suprantam, kaip tas vyksta, mums labai daug žinių net nereikia turėti, mes galim išmastyti, taip. Tai jeigu trūksta skysčių, medžiagos pernešamos skysčiais, tai kas vyksta, tai tada vėl kraujo apytaka ir smegenys ir visuose organuose blogėja. Tai dabar koks maistas stiprina, gerina mūsų smegenų sveikatą? Tai dabar galvoju, nuo ko pradėti. Tai mes labai dažnai norim kažkokio vieno konkretaus produkto ir labai dažnai būna
Ir nesvarbu, ar Lietuvoje, ar užsienyje, ar JAV, ar nesvarbu, kokią šalį be paimtumėm, tai būna ten top 5 produktai, ten X situacijai, lygai ir panašiai. Tai čia liūdna naujiena, kad tokių nėra. Ir vienas iš, tai aš dabar viską suksiu apie demenciją, taip? Tai vienas iš labai svarbių dalykų, tas uždegimo mažinimas, tai teigiama moksliniai tyrimai sako, kad per savaitę reikėtų suvartoti maždaug 30 skirtingų augalų tam, kad mes gautumėm pakankamai daug skirtingų antioksidantų. Tai antioksidantas yra medžiaga, kuris neleidžia pulti priešą mūsų organizmą ir jeigu jau užpuolė, tai lengviau atitaisyti žalą. Čia taip paprastai kalbant. Ir kiekvienas jų labai skirtingai veikia. Jų yra didžiulis sąrašas, kokių yra. Ir dažnai įsivaizduojama, tarkim, vienas iš jų yra vitaminas C, bet yra įvairiausi polifenoliai, kurie yra ypač tiriama alyvuogių aliejui. Ir vieną apie alyvuogių aliejų būtų galima visą laidą padaryti, apie tai, kokį jį reikėtų pasirinkti. Tai va čia, ką mes pakalbėsim, tokiais bendrais bruožais, o paskui jau ten galima gilintis. Tai jų yra visokių, flavonoidai ir panašiai. Ir kiekvienas augalas turi jų skirtingų. Ir mes dažnai įsivaizduojam, tai jeigu valgau morką, kopūstą ir agurką, tai jau kaip ir daržovių valgau. Bet jeigu pasižiūriu per savaitę, jų susidaro pakankamai mažai. Ir 30 skirtingų atrodo labai daug, bet tada supaprastinkim užduotį. Kuo mes labiau konkretizuojam, to lengviau pasidarom. Tarkim, jeigu mes turim 7 dienas savaitėje, tai galima vartoti 7 skirtingus grūdus. Na, aš jau galiu išvardinti bent 14. Tai laisvai. Tada priešpiečiam galima, nuėjus į parduotuvę, minimum 5 sezoninius vaisius. Na, aišku, jie dauguma ne Lietuvoje auga, tai bet koks skirtumas, džiaugiamės globalizacija šiuo atveju, kad nereikia vienovalius valgyti visus metus. Tai vėl galim susirinkti bent 5 skirtingus, tai 7 plus 5 jau bus 13. Tada dar kokius 7, gerai, ne 7, 5 kokius skirtingus ankštinius. Ten lęšiai, žirniai lietuviški, ko puikiausiai tinka. Pupelės raudonos, pupelės baltos, tarkim, ir dar margos arba ten avinžirniai. Tada daržovių didesnis spektrą, tada dar žalumynai įvairiausi, petražolės, krapai ir panašiai. Tada mes galim, pavyzdžiui, tų žalumynų trūksta pinigų, tarkim, žalumynų mes žiemą galime ir namuose pasiauginti. Na, toks paprastas dalykas, iš parduotuvės parsineša morkas, josgi turi galą, nenupjauta, kol kas Lietuvoje nenupjauta. Tai mes tas galus, taip pat ridikai, ropės, na, visos šakninės daržovės, jos tą, kur galą turi, tai mes galim visą daržovę sunaudoti ir dažniausiai tas galiukas net nesuvalgomas, jis labai dažnai išmetamas, o be reikalo. Mes galim juos sudėti arba į žemę, arba į indą, kuriame yra, na, vanduo ir laikyti kambario temperatūrai, tą vandenį pakeisti ir jie sudygsta ir gaunam žalumynus. Ir puikiausi, švieži, skanus, galima dėti ir į salotas, ant sumuštinio, ant silkutės pavarstyti ir panašiai. Tai mes labiau žiūrėkim ne ko negalim, o ką galim daryti. Na ir tokiu būdu tikrai galima susirinkti tos 30 skirtingų augalų. Dar prieskoniai įeina vėlgi, tik prieskonis. Prieskoniai turi labai daug antioksidantų, tai pasakysiu, kodėl juokiuosi. Dabar ką rekomenduočiau visiems padaryti, tai pasitikrinti savo prieskonių spintelę ir tikėtina ten rasit pasibaigusio galiojimą prieš 5 metus, prieš 10 metų. Tai ten, žinokit, antioksidantų jau nebėra. Na, jeigu yra ten labai toks kiekis epsilon, tai artimas nuliui, tai vėlgi, na, prieskoniai irgi labai iš tiesų turi stiprių antioksidantų. Tada, tai pakalbėjom apie augalinį maistą. Tada, bet kalbant apie augalinį maistą, vėl ką dažnai mes sugadinam, jį perverdam. Aišku, jeigu jau yra žmogus, na, turintis kramtymo iššūkių, ar ne, neturi daugumos, ypač krūminių dantų,
ar ryjimo problemos, tai čia jau kita situacija yra, bet kol galim kramtyti, yra labai svarbu vartoti kramtomą maistą, todėl kad skystas maistas nuo jo atrofuojasi virškinimo traktas ir be to blogėja kraujotaka, aš dabar kalbu ir rodo, kraujotaka veido srityje, nuo čia viskas yra susiję. Tai be to, kada yra skystas maistas, mes dažniausiai kaip jį valgom, dedam į burną ir ryjam. Tai blogai sumaišom su seilėm. Jeigu mes kalbam apie vyresnius žmonės, o demencija dažniausiai būna vyresniems žmonėms, nors dabar ta liga vis jaunėja, kaip bebūtų gaila, tai vyresnių žmonių ir taip seilių išsiskyrimas yra sumažėjęs ir tose seilėse fermentų yra pamažėję. Tai jeigu dar jie nekramto, o seilėse yra dalis fermentų, kurių jau skrandyje nebeišsiskiria. Tai reiškia, jau trinka virškinimas ir iš to paties maisto mes pasisavinsim mažiau medžiagų. Tai labai yra svarbus tas apdorojimas ir tada jeigu nusibosta valgyti ar panašiai, tai tiesiog išdalinti per kas kelias valandas tą maistą. Beje, tas išdalinimas maisto kas 2,5-3 valandas papildomą naudą duos, kad vienu kartu nesuvalgysim daug ir palaikysim tą gliukozės tolygesnį kiekį ir neperalksim. Aišku, sergantis senatvinę demenciją arba demenciją turintis ją gali turėti iššūkių, ypač stipriai pažengus ligai, kad pamiršta, kad valgė, sutrikęs sotumo jausmas. Ir tada artimiesiam tenka iššūkis riboti, kas emociškai skamba paprasta, bet emociškai, kai tau sako, marini mane badu ir neduodi man valgyti, tai labai sudėtinga yra. Bet tada padeda tas žinojimas, kad darau gerą ir tam žmogui, ir sau, nes nutukimas paskatina demencijos vystymąsi ir labai stipriai. Todėl, kad sutrinka medžiagų apykaita, hormonų išsiskyrimas, uždegimas labai padidėja, insulino rezistencija sustiprėja, diabetas gali atsirasti. O stipriai pažengus demencijai, jeigu dar žmogus yra slaugomas namuose, artimiesiam gali būti fiziškai sunkiai įmanoma to žmogum pasirūpinti, apversti, pakelti, nunešti į tualetą, tam tikrais atvejais sulaikyti nuo tam tikrų veiksmų, tai iš tikrųjų dideli iššūkiai yra. Tai vat, kalbant apie augalinį maistą, ką jis dar padeda, jisai duoda, jeigu mes jo neperverdam, nesutrinam, jis duoda didesnį sotumo jausmą. Ir dar kas yra akcentuojama, tai B grupės vitaminai, bet vėlgi niekur nemačiau rekomendacijų, kad būtų pagrįsta naudoti kaip papildus. Yra vis dėlto rekomenduojama susirinkti iš maisto. Ir taip pat omega 3. Apie omega 3 pastaraisiais metais labai daug tyrimų buvo ir kaip ir kūdikiam besivystant smegenim, tai ką jau įdedam iki 14 metų, kol susidaro smegenų dangalas, tai paskui tik atgalinis skaičiavimas prasideda, tai galim pristabdyti, tai omega 3 yra labai svarbus smegenų veiklai, tai silkė, skumbrė, lašiša, tokios 3 žuvys pagrindas, iš ko mes turėtumėm gauti. Ir grįžtant dar prie augalinio maisto, tai yra skaidulos, kurios gerina mūsų žarnyno mikrobiotą. Tai skaidulos būna tirpios ir netirpios, tai jų ten skirtingai jos veikia. Bet kalbant, jeigu iš maisto grinai, tai jų tikslas ir tą sotumo jausmą, ir virškinimą, ir taip pat palaikyti žarnyno mikrobiotą, ir vėlgi yra įrodymų, kad tai turi sąsajų su smegenų veikla tiesioginė. Ir beje, taip padeda ir insulino rezistencijos išvengti arba ją sumažinti, medžiagų pasisavinimą pagerinti, nes pagrinde didžioji dalis medžiagų, mes įsivaizduojam, kad skrandyje pasisavina, bet skrandyje mažoji dalis medžiagų, didžioji dalis pasisavina būtent žarnyne ir žarnyne palaikant tinkamą mikrobiotą, iš to paties maisto mes tiesiog gaunam daugiau medžiagų. Tai dabar pakalbėkime apie tos, kenkėjus, o kas tada daro didžiausią žalą mūsų smegenims. Čia vėl stebuklų nebūna. Tai vienas didelis alkoholio vartojimas, kasdieninis,
arba savaitgaliniais dideliais kiekiais, nes kiti žmonės įsivaizduoja, jeigu aš vieną kartą per savaitę, tai tada kaip ir nieko tokio, bet čia yra, šiaip kada skaičiuojama, yra skaičiuojama per savaitę alkoholio vieneto vidurkis. Tai su Leknek LT beje straipsniai, skaičiuoklės ir ten yra alkoholio vienetų skaičiuoklė, tai galit savo įsivertinti, kaip situacija atrodo, ten vyra, moterim irgi skiriasi, tai kiekiai, nes masė dažniausiai skiriasi. Tada saldumynai, miltiniai, greiti angliavandeniai, beje, medų daug kas suvokia kaip labai sveiką dalyką ir ypač žiemą, tai yra didžiulė klaida, todėl kad jeigu medų valgom stiklainiukais ar statinaitėmis, kibirais, čia visiškai nejuokinga, todėl kad žmonės sako, tai va, 30 litrų nusipirkau sezonui, bet jo ten yra dalis antioksidantų, gerų medžiagų, tačiau didžioji dalis medaus yra tas pats cukrus, tik kitąją formą. Tai jeigu mes įsivaizduojam, kad 30 kg cukraus valgom, plus visas kitas cukrus, tai nėra gera idėja. Tada dar nuliūdinsiu saldikliai. Jau atrodo, gerai, medus ne. Tai tada saldiklius aš jau vartosiu. Saldiklius kartais vartojant nieko tokio, bet jeigu jie vartojami kasdien, jie gadina žarnyno mikrobiotą ir vėl bėda. Be to skiriasi diabetu sergantis ir nesergantis, nes ten yra tam tikri mechanizmai, kai saldikliai gali paskatinti dar alkio jausmus didesnius. Ir tada visos kitos pasekmės. Tada stipriai perdirbtas maistas ir čia jau visose kategorijose. Jeigu mes imam konservuotą mėsą, žuvį, jeigu mes marinuotas, jeigu ten yra daug acto ir daug cukraus. Jeigu mes imam pervirtus produktus, jeigu augalinis produktas stipriai perdirbtas, kažkodėl mes įsivaizduojam, kad jeigu tai yra bulvių traškučiai, čipsai vadinami, tai blogai, bet jeigu bus morko ar burokėlių, tai jau gerai, nieko panašaus. Jeigu mes pažiūrėtumėm sudėtį, viskas tas pats. Ir panašus dalykai, tai mes labai dažnai keičiam mūsų nuomonę nevertingą, mažiau vertingą, nemaistingą produktą į kitą alternatyvą, bet labai dažnai tas keitimas jis nėra geresnis, o tam tikrais atvejais būna net ir blogiau. Tai jeigu mes keičiam, labai rekomenduoju pasitarti su specialistais, ką keisti, kad būtų naudinga. Ir dar vienas dalykas, kurio mes labai dažnai nesusijam su sveikata ir medžiagų pasisavinimu, tai yra kaip mes valgom. Jeigu mes maistą, dabar kai eisit sekantį kartą į kavinę, tai labai rekomenduoju pasižiūrėti, nes save labai sunku stebėti, bet jau kitų tai labai lengva pamatyti, per kiek laiko, jeigu mes atmetam plepėjimą, taip šnekėjimą, bendravimą, per kiek laiko žmogus pagrindinį patiekalą suvalgo, dažniausiai tai yra 5-7 minutės, kas reiškia deda į burną ir ryja. Dėl to sako, šviežių daržovių valgyti negaliu, taip, nes jas reikia sukramtyti. Ir tada tikėtis, kad labai gerai iš jų medžiagas pasisavinsim, nelabai yra realu. Tai ir taip pat tai vyksta dar ir tada, net kai vieni būnam, kai mes esam įtampoje ir strese. Tai, pavyzdžiui, iš ryto atsikeliam, greit, man dar čia reikia spėt padaryti, dar sugrūdami save maistą, tada kaip tik nepasikraunam energijos, o išsikraunam ir tas irgi veikia smegenis. Tai truputėlį ramybės, o valgant 15 minučių, aš manau, kiekvienas yra vertas skirti savo sukramtyti maistą. Tai dabar pakalbėkime dar taip specifiškai apie demenciją turinčius asmenis. Kokią įtaką maistas gali turėti šiems žmonėms? Visą tai, ką pasakojau, jeigu mes turim riziką susirgti demenciją, arba, nes tai stipriai paveldima, arba nežinom, bet norim išvengti, tai ar tai pavyks išvengti, tokių vienareikšmiškų tyrimų tikrai nėra ir įvairių pasvarstymų dėl įvairių medžiagų yra ir panašiai, bet kokiu atveju aš visą laiką sakau, darykim tai, ką galim padaryti, kas yra mūsų ribose.
Ir net jeigu, tarkim, atitolinsim arba prilėtinsim progresą, tai jau yra, tikrai didelis dalykas, 5 metai kokybiško gyvenimo ar ne 2 metai, tikrai yra, daug, jeigu dabar įsivaizduotumėm, kad tiek mums liko, tai labai didelis skaičius. Tai šitie visi patarimai tinka ir tiems, kurie jau turi demenciją, ir tiems, kurie ne. Tai ir tada mes galim šnekėti dar specifiškai, jeigu jau yra stipriai pažengusi demencija, tada, kur jau artimasis labai stipriai rūpinasi. Tai dažniausios problemos būna arba per daug valgo, ką aš jau paminėjau, ir reikalauja maisto, arba valgo per mažai. Tai tada, kas dar būna turint demenciją, kad sutrinka skonio receptoriai ir dėl to nenori maisto. Arba labai greitai išsiblaško. Tai jeigu greitai išsiblaško, tai tada reikėtų pateikti maistą, kad nebūtų jokių kuo ramesnėje aplinkoje, gal nusukti į tą pusę, kur tiesiog pasodinti taip, kad nebūtų kažkokių judėjimo aplinkui, ant stalo viską nurinkti, kad nebūtų už ko užkliūti žvilgsniui, tik tai už lėkštės. Tai kad ir tada šalia sėdėti ir padėti koncentruotis į valgymą, taip pat padėti parinkti indus, nes kitą kartą žmogui gali būti sunku valdyti tą įprastą šaukštą arba šakutę. Tai tiesiog pasižiūrėti, gal kai kurį maistą, kaip mažesniem vaikam, kai ką gal rankom galima valgyti. Ta pati, pavyzdžiui, maltinuką galima padaryti kaip dešrelę. Aš beje ir svečiam kitą kartą taip darau. Galima vertingą mėsą suvynioti, pavyzdžiui, foliją kepimo popierių, arba dabar net formelių yra. Ir tokį labai patogu valgyti. Nors patį maltinuką ir taip patogu valgyti. Tai pagalvoti visokių variantų, pastebėti. Tada jeigu sutrinka skonio receptoriai ir žmogui viskas neskanu ir dėl to nevalgo, tai galim spręsti įvairiais prieskoniais. Ir nerekomenduočiau labai aštrių, truputėlį galima, bet jeigu daug aštrių prieskonių bus ir nujautrėja burnoje skonio receptoriai, tai gali išėsti skrandžio gleivinę, ypač jeigu žmogus garbingo amžiaus yra, tai tada skrandžio gleivinė yra išplonėjusi ir gali tiesiog per daug rūgšties išsiskirti, bet yra visokiausių neaštrių prieskonių, kurie suteikia daug skonio. Tai galima pasižiūrėti, kad ir veganiškose receptuose, ajurvediniuose receptuose pasižiūrėti, kokius prieskonius naudoja. Tai gali būti, kad ir jūs patys atrasit savo naujų dalykų, kas tiesiog yra skanu, ir to žmogaus maistui tiesiog daugiau įdėti. Tarkim, jeigu jautieną dedam čiobrelius, tai dėti savo mažiau, o tam žmogui daugiau. Tai dar yra antioksidantų gausi. Tada kita problema dažna būna skysčiai. Pamiršta gerti skysčius, ir tada ką reikia žinoti, net sveikam žmogui dėmesys ir atmintis reikšmingai sutrinka, jeigu trūksta skysčių. Tai jeigu jau yra demencija, tai ta dar stipriau ta sutrinka. Tai tai atkreipti dėmesį ir vėlgi pasižiūrėti, kaip žmogui būtų patogu gerti. Kiek yra pažengusi liga, galbūt tada buteliukai, galbūt tie sportiniai vadinami, arba vaikam ir sportiniai jie nelabai skiriasi, tik jos reikėtų dažnai plauti, dezinfekuoti. Galbūt kitokios talpos, kurios yra patogu, nes neišsilaisto, nes kitą kartą žmogus, ypač kuriam nėra tolygiai, bet tokiai kaip priepuoliais užeina, jisai vieną kartą apsilaistė, kitą kartą apsilaistęs, kitą kartą gali nenorėti patirti to nemalonumo ir dėl to nenorėti gerti. Jis gali net neatsiminti, bet toks pasąmoninis būna. Tai tiesiog pasižiūrėti, o kaip jūs jaustumėtės tokioje vietoje. Tai ir tą priminti. Beje, dažnai prižiūrinti žmonės, kadangi yra nuolatiniai įtampoj, šiandien bus gera diena ar bloga diena, ką grįžęs namo rasiu namuose, kokia ten bus situacija, ypač jeigu namuose prižiūri. Tai jie patys pamiršta ir pavalgyti, ir atsigerti, ir dažniausiai valgo naktį. Aš tikrai esu mačius daug situacijų.
Tai atsiminkit, kad jūs negalit pasirūpinti gerai kitų, nepasirūpinę savim. Tai va, į šitą situaciją atkreipti dėmesį. Ir kai mes atsimenam, kad artimajam reikia paduoti vandens, tai atsigerkim ir patys. Taip. Na, o ką patartumėte tokioje situacijoje, kai pasikeičia radikaliai maisto pomėgiai? Tai, ką mėgo anksčiau, dabar nebenori. Tai jeigu pasikeičia maisto įpročiai, žiūrint apie kiek tas pokytis yra. Tai jeigu, na tarkim, nebenori venkės, bet valgo lydeką, tai gal nieko tokio, bet jeigu nori tik skysto maisto, tai vėl žiūrėti, tai čia tada jau bendrų patarimų kaip ir nėra, reikėtų žiūrėti konkrečią situaciją ir čia toks patarimas būtų, kad žiūrėti, kaip yra šiandien, dabar, šią savaitę ir vertinti tai, kas yra dabar. Nes kas labai dažnai būna, tai iki prieš mėnesį buvo gerai, o dabar jau ir gali sukilti iš nevilties ir tas pyktis, ir nerimas, ir visa kita. Bet žiūrėti tiesiog, kas yra šiandien dabar. Tai tas šiek tiek nuims įtampos ir tada pažiūrėti, o ką geriausio aš galiu padaryti esamom sąlygom. Artimieji globojantys ir slaugiantys demenciją turinčius mini, kad daug žmonių išvysto norą valgyti saldžiai. Kodėl taip nutinka ir, ką čia galėtumėte patarti? Saldumynų potraukis ir miltinių potraukis gali išsivystyti demencijos atveju, bet vėlgi gali būti dėl daugybės priežasčių. Vienas iš jų, kad, jeigu dabar mes pagalvotumėm, kaip mes valgytumėm, jeigu žinotumėm, kad galim valgyti bet ką, bet kiek, bet kada ir neturėti jokių pasekmių. Tai kaži, ar tikrai taip valgytumėm tiksliai, kaip valgom dabar? Dažniausiai ne. Bent jau tie, kurie klausysi šitos laidos, tai spėja, kad tokia situacija yra. Tai demencijos atveju, jeigu situacija yra tiek pažengusi, kad jau žmogus nebegeba vertinti pasekmių, tai reikia turėti tą mintį ir tada jau išorę turėtų riboti. Kitas dalykas gali būti sutrikęs miego budrumo ritmas. Nuo to irgi labai stipriai norisi saldumynų miltinių. Tada galbūt pasidaro per dideli tarpai, per maži. Tada, jeigu yra per mažai valgoma, tada žmogus nori greitai pasisavinamo maisto, nes gliukozė organizme nukrenta, tai jis nebenori ten baltymų, daržovių, grūdų, iš kurių užtruks dar porą valandų paimti tą energiją, mūsų smegenys tada nori greitai. Dažnai demencijos atveju prisideda nutukimas arba nutukimas paskatina demenciją. Tai vėlgi, kai yra nutukimas, yra sutrikusi medžiagų apykaita, vėl tas insulino rezistencija, blogiau į ląstelę patenka gliukozė ir mums atrodo, kad mes daugiau norim saldumynų miltinių. Skysčių trūkumas taip pat gali paskatinti šitą potraukį. Bet vėlgi persivalgymas. Taip atrodo, jeigu persivalgai, bet čia ir persivalgius, ir per mažai valgant saldumynų miltinių potraukis atsiranda ir tą išlaviruoti nėra paprasta. Tai jeigu prižiūrima namuose, tai rekomenduočiau tų saldumynų miltinių neturėti. Tai bus daug paprasčiau nekovoti ir labai dažnai tie, kur prižiūri artimuosius turinčius demenciją, patys naktį pakrapšto tas spinteles. Tai visiems į naudą išeis. Negali suvalgyti to, ko neturi. Taip, dar sakote, kad miltinių apskritai neturėti, tai gali kilti klausimas, o tai bent jau kaip ta elementari duona, tai čia galbūt kažkokį receptą galėtumėte rekomenduoti. Kalbant apie duoną, vėl klausimas, kiek jo suvalgoma. Jeigu ten suvalgoma rekutė, tai kaip ir visada maiste yra kontekstas. Kiek žmogus per daug valgo ar per mažai valgo. Tai vienam ir kitam patarimai gali būti skirtingi, nes situacijos skirtingos. Bet jeigu kepaliukas per dieną, tai tada gal neturėti. Arba turėti šaldiklyje, arba išsikepti vertingesnės, kur nebūtų greiti angliavandeniai. Dažnai manoma, kad juoda duona yra vertingesnė, tačiau tai didelė klaida. Rugiai yra šlifuojami, tada, kad jinai būtų juoda, nes jeigu kepam iš pilno grūdo miltų kvietinę arba ruginę duoną,
Jeigu aš va dabar iškepčiau, atneščiau ir parodyčiau, jūs neatskirtumėt, kuri yra kuri. Jos yra vienodos spalvos. Gal dizaineriai, kur labai daug spalvų mato ir atskirtų, bet mes asmeniškai namuose esam kepę, nes aš alergiška rugiam, o mano dukra, kai buvo labai mažytė, buvo alergiška kviečiam ir mes kepdavom duoną, tai ją kaip nors barstydavom skirtingais sėklom ar ten dėdavom kmynų ar dar kad atskirti, nes pagal spalvą arba formą kitokią darydavom, nes nėra galimybė atskirti. Bet kai mes matom parduotuvėje skiriasi, tai yra dažoma saliklas irgi yra greitasis angliavandenis, greitai skylantis angliavandenis. Tada rugys yra savaime rūgštesnis, dėl to ganėtinai dažnai ruginę duoną dedama daugiau cukraus, tam, kad subalansuoti rūgštumą. Tai čia dabar liūdna naujiena, kad tai juoda pats rugys, jisai laikomas vertingesniu už kvietį dėl maistinių medžiagų. Bet čia kaip pavyzdys. Bet tikrai galima išsikepti vertingos duonos, ar yra pirkti vertingesnės duonos ir ją valgyti rekutėm, o ne kepaliukais. Kas paskatintų globojančius skirti daugiau dėmesio tam, ką jų artimieji, kurie yra visiškai nuo jų priklausomi, valgo? Vėlgi, kaip skirti daugiau dėmesio, tai pirmiausia žinios, ar ne? Kokias žinias aš turiu ir kitą kartą lengviau yra pradėti nuo savęs. Tik vėl reikėtų pasižiūrėti, kokia emocinė būsena to, kuris globoja. Tai gali būti, kad jeigu situacija senai besitęsianti, dar jeigu yra finansiniai sunkumai, gali neturėti jėgų tiesiog dar vienam pokyčiui. Tai tada lengviausias variantas yra galvoti, ne ko aš negaliu, o ką galiu ir nuo ko mažo galiu pradėti. Tai vienas dalykas, aš kaip juokauju, praravėti užkandžius. Ir lengviau yra, kai daryti, nes dažnai ir tas, kuris turi demenciją, ten kadangi jau pamiršo, ką valgė, ir tas, kuris prižiūri šį bei tą, to, ką žino, pats nereikėtų savaime. Tai gal kažko neturėti namuose. Tada gal kokią turėti daugiau ten morkos, kaliarapės, kopūsto ar ten kitų daržovių, kur, kai valgyt nori, tai valgysi net ir ką anksčiau nevalgyti. Tada, tarkim, vėl, sakau, labai žiūrėti per situaciją ir yra paprasčiau keistis kartu. Tai gal tos spirgučius pakeisti lengvai pakepintas daržovės, pavyzdžiui. Bet pridėti prieskonių, kad tas maistas nebūtų blankaus skonio. Nes jeigu pereinam nuo daug skonio, staiga prie garinto net be druskos, tai tada porą dienų ir viskas baigėsi. Tai tiesiog geriau pamažu tą daryti, bet nuosekliai. Ir tai duos daug didesnę naudą, negu daug 2 dienas arba dažnai, kai norima iš karto viską pakeisti, tai labai dažnai net nepradeda, nes atrodo per baisu, per daug ir panašiai. Tarkim, pas mus vėl iš tų pokyčių, tarkim, silkės didžiausi pardavimai yra gruodį ir ypač prieš paskutinę savaitę, prieš kūčias. Bet tai jeigu valgo X patiekalą ir tas, kuris prižiūri, ir tas, kuris demencija, tai valgykit kažką panašaus, tai gal nesilkė pataluose su majonezu, o kažką paprasčiau. Su Lieknek.lt rasit begalės, apie 2000 iš vis receptų, tai tikrai rasit, kas jums iš vaizdo atrodys skaniai, visiškai nemokamai, pasižiūrėti, ką galėtumėt iš tos silkės padaryti vertingesnį. Ir pradėkit nuo to, ką jūs jau gero darot savo ir tiesiog tą padažninkit. Ir praravėkit tos, ką nenorėtumėt suvalgyti. Tai jūsų linkėjimas, Vaida, būtų praravėti užkandžių lentynas. Praravėti užkandžių lentynas. Taip, rečiau šiek tiek eiti parduotuvę, pasiplanuoti ir keistis kartu. Ačiū labai už pokalbį. Tai sveikata. Apie demenciją įvairiais rakursais.
Ačiū, kad klausėtės tinklalaidės apie demenciją įvairiais rakursais. Girdėjote pokalbį su dietiste, su Liekniek LT tinklalapio įkūrėja, knygų apie sveiką mitybą autorė Vaida Kurpienė. Kalbėjome apie ryšį tarp mitybos įpročių ir galvos smegenų sveikatos, koks maistas padeda bei kenkia mūsų smegenims, kaip padėti demenciją turintiems žmonėms, kai pasikeičia maisto pomėgiai, kai yra suvartojama per mažai skysčių, atsisakoma valgyti arba yra persivalgoma, na ir kaip vis tik svarbu patiems globėjams rūpintis savo sveikata. Pašnekovę kalbinau aš, Laura Budreckytė, na, o laidos turinį rengėme drauge su asociacijos Demencija Lietuvoje vadove Ieva Petkute. Kviečiame klausytis ir kitų tinklalaidžių apie demenciją įvairiais rakursais ir skatiname užduoti klausimus, kurie gali būti įkvėpimu ateities laidų temoms. Apie demenciją įvairiais rakursais. Šis pokalbis yra parengtas projekte Demencijos strategijos link situacijos analizė ir informuotumo didinimas, kuris yra aktyvių piliečių fondo finansuojamo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis dalis. Projektą įgyvendina viešoji įstaiga Socialiniai meno projektai, bendradarbiaujant su asociacija Demencija Lietuvoje. Dėkojame, kad klausėte šio pokalbio. Kviečiame jo pasidalinti su tais, kam jis gali būti aktualus.